Naujas kosminės sąmonės perdavimas Žemės vaikams. Praktika greitam vibracijų pakilimui. Mano brangus Žemės vaikai, noriu perduoti jums naujas šviesias energijas per šį laidininką. Mylimi Žemės vaikai, šiandien papasakosiu apie savo planus Žemės planetai. Į mano planą įeina pakelti Žemės sąmonę, taip pat ir žmonių į 5. dimensiją. Kaip jau žinote, tai nepavyko jau daugeliu civilizacijų buvusių anksčiau. Civilizacijai Lemūrija pavyko pakelti sąmonę į 5. dimensiją, todėl jie Žemėje išnyko kaip fizinė rasė. Jie perėjo egzistuoti į 5. dimensiją, kuri yra daug subtilesnė ir išretėjusi nei 3. Be to, 3. dimensija negali matyti 5. dimensijos, tai neįmanoma dėl vibracijų skirtumo. Todėl jūsų uždavinys yra kelti savo vibracijas ir sąmonę vis į aukštesnį lygį. Tam jums yra duodami įrankiai ir vis siunčiamos naujos energijos į Žemę, kurios ir dirba su jūsų sąmonė, mielieji. 2024 lapkričio 11 taip pat eina daug naujų energijų, tai portalas, įeiti naujoms atsinaujinančiams energijoms ir kodams. Būtina tiems, kurie norite tobulėti ir vystytis garsu ar mintimis, portalų dienomis išsakyti norą, ketinimą. Priimu naujas energijas į savo erdves, į savo sąmonę tobulinimui. Taip energijos lengviau rastų tuos, kurie nori tobulėti ir evoliucionuoti, ir aplenktų tuos, kurie to nenori. Sielų Žemėje turi pasirinkimą kelti vibracijas ir eiti į 5. dimensiją ar gyventi kaip seniau ir po 2300 metų reinkarnaciją sukti iš naujo evoliucijos keliu nuo to paties taško, nuo kurio pradėjo pradžioje. Tai yra nuo pačios pradžios, nuo žmogaus gyvulio, tai yra 2., 3. dimensija. Suvokimas, kad žmogus kada nors buvo augalu ar akmeniu ir nuo to pradėjo inkarnaciją, yra neteisingas. Žmogus inkarnavo tik žmogaus kūne, tik labai žemo išsivystymo lygio, ir po to pasiekė jau 3. dimensiją. 2. dimensija tai yra žmogus su mažai proto. Protas buvo duotas jau 3. dimensijoje, kuri jau tęsiasi apie 2500 metų. Tai ilgas tarpas. Dabar esate pereiname laikotarpyje tarp 3. ir 4., 4. ir 5., kai kurie jau yra 5. Nebegalėsite greitai matyti tų, kurie jau yra 5. Taip pat kaip nematote 5., 6., 7., 8. ir kitų dimensijų išmatavimų. Noriu jums, mano brangieji, duoti praktiką, kad lengvai galėtumėte pakelti vibracijas iš bet kokios sunkios situacijos, ypač po žinių peržiūrėjimo, po interneto naršymo, po sunkių darbų. Su žodžiais priimu Dievo Tėvo palaikymą ir meilę į savo širdį ir švelnų vibracijų pakilimą. Ir vibracijos bus pakeltos iki jums komfortiškiausio lygio, o širdis pripildyta meilės. Vibracijos būtinas 4. dimensija yra
apie 35-40 Hz per sekundę, o 5 dimensijai būtina 60-70. Kasdieninėme gyvenime, buityje, jūsų vibracijos būna nuo 17 iki 25 dažniausiai. Todėl reikia padirbėti. Visi žinote, kad džiaugsmas kelia vibracijas, bet tai žemėje ne visada įmanoma. Mylėkite ir priimkite gyvenimą ir kiekvieną jo minutę, kaip Dievo jums duota žaidimą žemėje, su meile ir dėkingumu. Ir niekada nepamirškite, kad tai žaidimas gyvenimo. Tai padėtų jums neįklimpti į negatyvą. Jeigu jau negatyvę, tai prisėskite ir iškart ištarkite tuos žodžius, kuriuos anksčiau ištariau. Priimu Dievo Tėvo meilę ir šviesą į savo širdį ir vibracijų pakilimą. Jūsų širdis nurims, vibracijos pakils. Jeigu esate ypač sunkioje situacijoje, kreipkitės į mane, į savo tėvą, savo širdyse. Nesunku juk ramiai atsisėsti, nukreipti dėmesį į savo širdį, kur aš ir esu pas jūs. Ir nuoširdžiai kreiptis, papasakoti apie savo sunkumus ir perduoti juos man, jūsų sielų tėvui. Su žodžiais: Tėve, perduodu savo sunkumus tau. Jūs mano mylimi vaikai žemėje, mano rankos, kojos, akis ir klausa, aš su jumis visada, mes kartu, eikime į šviesą. Žaisti gyvenimą patys norėjote, niekas nevertė, ir dabar stovi eilės, kad ateiti į žemę šiais transformacijų laikais. Jūs jau žinote, kad šviesa pritraukia šviesą, tamsa pritraukia tamsą pagal širdies būvį ir vibracijas. Todėl tempkite save tik į meilę ir šviesą, mano brangieji, griebkite mano duodamą ranką ir pirmyn gyvenimo keliu. Šiam kartu tiek, mano mylimi vaikai. Šiuose žodžiuose yra daug perduodama šviesos reikalingos jūsų sieloms. Perdavė Dievas Tėvas kosminė sąmonė, priėmė vida.